Ir sveiki visi, su jumis šiandien aš, Juksas, ir šiandien mes žaisime Farming Simulator. Čia bus irgi kolūkis, kaip ir praeitas videkas buvo. Taip patgi noriu parodyti jum iš kartą palam. Gerai, va taip varmyti, va. Žiūrėkit. Aš susikūriau savo vaizdą, va matot, va tokį, va. Tai jeigu kas nerasit mano kanalą, štai mano. Aš manau, jūs tikrai rasit, nes jūs ir manau radot, nes tada jūs nematytumėte šito vaizdo. Nes jūs galvotumėte, čia ne tas Juksas. O dar kažkoks Juksas. Nu tai va. O tai mes galime pradėti ir mūsų pirmas... Aš šiaip žaidžiau vienas, bet nedidelį. Nu taip aš, šiaip daug nieko nepadariau, paprastai išleidau daug pinigų, daug. Bet parodysiu to jau visko, ko aš pasiekiau iki to laiko, kai praeitą kartą žaidėm. Čia tik tai užstatau darbuotojai, kad dirbtų kombainas, o pats sėdu į traktorių ir tau parodysiu. Aš nusipirkau gyvūnus. Kažkaip biški, dūst labai kvėpuot. Taip, labai daug. Įdomiai labai. Bet nesvarbu. Aš vis tiek galiu filmuoti videką ir šiaip seniai filmavau videką už kokių 10 dienų. Šiaip gal tai nėra ilgai, daug prieš ilgą laiką. Tai va. Tai va, dabar mes važiuosim į mano fermą. Štai šita va ferma, kaip ir praeitą kartą. Mes praeitą kartą kūlėm lauką, bet aš jau jį ir sukultivavau, ir pasėjau, ir jau laukiu grūdų. Dabar yra septemberis, tai... Čia gal važiuoja, nevažiuos. Nu tai gerai, dabar ir septemberis tam. Dar, zylas dar tebe gyvuoja, štai. Dar naują traktorių nusipirkau čia su frontaliniu. Ir naujų traktoriukų prisipirkau, bet... bet šiaip verta buvo. Šiaip va šitą gal ir ne, jisai buvo naujas čia traktorius. Bet šiaip... ne šitas, kur tik rodžiu, bet va... Va tas, matot, geltonas, jisai šiaip akcijų buvo. Šis irgi akcijų, bet dabar jis bišk palūžęs yra tai. Tipo ta geltona juostelė, jeigu matėt. Tai va, šits čia nebuvo tame. Akcijų, čia va akcijų, jis šiaip geras traktorius. Tai va. Tai dirbsim. Kombainų kažkas užblokavo kelią. Šiaip gal man su kombainu pačiam parvažiuoti. Ok, parvažiuosiu su kombainu, nereik man iki darbuotojų. Nes kaip matot, pačiam pinigai labai mažai pinigų, tik tai 27 štukės, 27 341. Čia yra eurai. Šiaip galėčiau padaryti dar kažkokių kitokių, tipo kaip doleriai, dar kažkokių. Reikia pažiūrėti, kokių einam padaryti. Davai, pažiūram. Va, gali būti euro, doleriai, poundai, euro, tai doleriai, poundai. Poundų. Nieko beveik nepasiūlė.
Bet doleriai tai reikia. Ai, tai gal reikia seivinti tą dalyką. Dabar peln padariau, nieko čia nesikeičia, nesąmonė. Tai čia nesąmonė kažkokia. Tai eurai pasidėsiu. Eurai, Europos pinigai, visiems žinomi pinigai, valiuta. O tai kažin, kur mano antras plūgas, kultivatorius, jeigu aš turėjau 2. Bet gerai. Dabar paprastai pasidėdam kombainą kažkur. Čia galim pasidėti kederį, kad netrukdytų. O kombainą, kad netrukdytų, dar grūdai ilgai augs. Tai va. Tai dar reikėjo grūdų tuoli gražu. Bet kai įkulsiu grūdus, būtinai nufilmuosiu videką. Tai va, šiaip tikrai nufilmuosiu. Va čia va pasidėdam kombainą turbūt. Čia šiaip tilptų, bet dabar nenoriu tam talpinti šiaip. Tai va. Tai va, dabar šiaip aš noriu jums parodyti dar vieną tokį dalyką, kad čia šiaip su modai žaidžiu, bet turbūt, kad nieko. Jeigu norėtumėt, kad pažaisčiau be modų, tai nežinau, pridėkit komentarą ir pasakykit, ar su modais ar be modų. Tai va. Bet rimtai, kur mano kultivatorius? Reikia šį pasiimti jį, kažkur mano visą techniką. Nu čia jau, čia tas, čia žolėpjovė, čia tas, čia dar jiems, nu, bet, o man įdomu, kur mano... Čia, nu tai va, šitas, patidada turi būti. Palain, tai čia yra, bet... Gal aš neturiu šiaip. 100% turiu. Mano parduotuvės įeinu į kultivatorių, vadu kultivatorių. Ne. On. Visi čia mirguliuoja. Dar nusipirkau 2 laukus žolytei pjauti. Kodėl muzikos nėra? Kodėl muzikytės? Tai pastriugo, ne muzikytė. Okei. Tada būsim be muzikytės, ne? Nu, jeigu rimtai, tai reikia, tai vada, ką turiu, va, karvytės, karvės, o va vėl, karvės, va. Kiek aš turiu tų karvių? Karvių turiu 20. Man jos duoda pieną, jau 800 litrų, labai sveikos karvytės, matot apačioj. Tai Animal 20, Hill 100, Food 24 376, labai daug čia telpa. Ir Milk 830 litrų. Šiaip galėčiau jau pripilti, bet, tą pabus biškį. Štai 2 mano plūgai, PLN, kokie čia PLN, yra PLN. PLN 4 korpusų, tai va. Tai va. Ką dar turiu? Turiu, tai jau parodysiu. Voba! Boso mašinytė. Aš esu bosas. Ir vadovauju kolūkiui. Nu, bet gerai. Dabar rimtai. Mums reikia, žinot, pradėti daryti kontraktus. Žolės pjovimui galima. Šiaip galim žolės pjovimui. Tada traktorius yra jau, turiu traktorių šiaip, tai tada liuks.
Galim kokį brangiausią paimti žolės pjovimui per šį vidosą padaryti šiaip. O aš pasiėmiau su daiktais, nes jeigu be daiktų, tai čia pas tai nesąmonės kontraktas. Čiuika, ne. Ai, tada sėdusi prie savo kėdutę. Tai gerai tada. O dabar, oi, ne šitą paspaudžiu. O dabar tada pažiūrim tada kontraktus, ane? Tai šitą cancelinam, cancel, collect. Tai dabar šiaip, kuris čia da brangus. Į šitą nenoriu imti, per YouTube'ą mačiau, kad jis apskemima. Matai, kad čia dar apvyniuoti reik. Ai, o čia reik bent apvyniuoti. Ne, tai galim imti. Bet man nereikės tų čiuptuvų, nes aš su jais iš vis nemoku elgtis. Tai gerai, pradedam daryti kontraktą ir bus smagu. Aš vėl nepasiėmiau daiktų. Eik tu sau vėl nepaėmiau. Tipo, yra, žinai, kaip patau paaiškinsiu. Patau pasakysiu. Yra du dalykai. Galima paimti su daiktais, kad tau duotų traktorių, galim paimti be daiktų. Bet jeigu pasiėmė, kad su daiktais, aš nemoku vyniuoti šiaip, nemoku. Aš nenoriu užsimėgsti šitą nesąmonę. Čia bent nereikdavo brauvaitėm. Va, gali pasimti su daiktais, kad, iš karto, davė daiktus. John D. Fenda. Tai visus daiktus davėm. Ir reikia pažiūrėti iki 32 lauko. Šitas tu juokauji. Aš šitą galiu vienas padaryti, netgi be daiktų. Aš galiu rimtai šitą be daiktų padaryčiau, 5 štukas moku. Okei, aš nieko prieš. Aš greit padarau šitą kontraktą ir važiuoju namo. Ir viskas, tai per šitą videką 100%, kad spėsim padaryti šitą, bet vienas minusiukas, kad man reikia dar pasiruošti. Dar Ural, HTZ, bet HTZ jeigu lyja. Vieną kartą buvo, kad lyjo, tai kaip sunkiai. Kas čia blogai? Kažkas mato šauktuką rodo. Kažkokį šauktuką. Kas čia per šauktuks? Žiūram, kas čia per šauktuks. Ai, man čia reikia nuvežti savo fermą parduoti. Okei. Tai gerai tada. Pirma, šiaip su šito traktoriu galėtumėm važiuoti, bet yra minusas. Kad aš nemoku su to nesąmonė elgtis, tai man reikės naudoti tuos tą frontalinį. Bet tada reikia patraukti traktorių šitą. Patraukti kažkur šiaip, kad netrukdytų tam traktoriui kitam. Čia patraukti kažkur. Šiaip aš čia nedėdu traktorių, nes čia net ne mano teritorija, aš jums taip pasakysiu. Čia net ne mano teritorija. Ui, čia kaip patogiai. Čia labai patogiai. Tai gerai. Ai. Nu davai, rulį. Šiaip aš turiu modą, paskui parodysiu, kaip jisai veikia. Gerai, dabar parodysiu, kaip veikia su frontaliniu, o kaip paskui veiks su modu. Bet tas modas jūs neįdomu šiaip tada gauni, kad netgi su frontaliniu negali padėti. Jis negali pasimokinti, bet nesvarbu. Nu bet aš atiduosiu tuos rulius karvėm. Man dabar šiaip nereikia. Čia šiaip dideli ruliai, labai dideli. Sakyk, kad neimsi, čia pilnas.
Gal reikia su priekaba paduoti. Nu gerai, nesvarbu. Paprastai pajėsiu kažkur iš šono. Kitos kartus tai valgo, bet šiaip karšta. Labai karšta. Nu gerai, nesvarbu. Excel, nu gerai. Tai va dabar rodo, ką daro šis modas. Vop. Iš vis neįdomus modas, bet galim jį ir sukinėti tą rulį ir viską daryti, ko tik nori. Bet dar vienas dalykas, žinot, ką dar galim daryti? Oba. Tada galim traktorių pakelti. Tai čia nesąmonė. Bet gerai, nesvarbu, dabar šiaip važiuoti reikia. Nu šiaip aš su tuo traktoriu nevažiuosiu dabar. Aš šiek tiek rulius krausiu, dabar aš ką padarysiu, tai dabar darbuotoją pasiimsiu. Šiaip aš dar nusipirkau tokį va antsvorį, kad, suprantat, kad traktorius atgal nesiviruotų, nes jeigu neturėsiu, tai traktorius atgal kils. Jisai kils atbulinė. Nu tai va, o dabar, kame čia smėjai, savo ten da pasukau. Gaila. Tai jam čia toksai patogus kelias, va per šitą. Tai čia taip ir padaryti šiaip reikia. Va čia va kažkur va, kad jisai čia va sustotų prie va šito va. Arba ne. Job. O ne. O kaip man sustabdyti darbą? Jis jau pradės važiuoti, ne? Ai, ne, nu tai gerai, tada nevažiuok. Sugadinau kažką. Create job. Create that. Tada pirmas suggest attention please ir create job. Va, start job ir viskas, va. Kodėl šitą va būtent? Nu tai važiuok. Nu kodėl tu nevažiuoji? Okay. Aš pats tai tikrai nevešiu, tai neproduktyvios karvės. Šiaip rimtai jos labai neproduktyvios kažkodėl tai. Nu davai, create jobą. O, va dabar. Va čia va. Start job. Tu jau pradėjai? Start job. Blockskit. Kas tau blokuoja, paaiškink. Tu dėl frontalinio čia. Tai pasikelk frontalinį, kas tau negerai darbuoti. Ai. Create job. Start job. Nu. Aš nesuvokiu nieko. Aš neturiu suvokimo, ką aš nesąmonė. Gal čia tiesiai padarysiu. Va, per lygiai. Per kelią, va. Nesakykit, kad rimtai. Eik tu sau, tai aš visą laiką tik tai biškiuką nepadariau. Bet gerai, svarbu. Svarbu, kad susitvarkėm. Dabar važiuojam ant 32 dirvos. Taip. Vėl kur muzika dingo. Eik sau, gerai, kad aš esu single playeryje. Ir manyti, ko nereikia. Nu, eik tu sau.
Arba man jau be muzikos likau. Ai, pala, žiūrėkit. Čia muzika yra kažkur. Va šis. O, va, klausykitės. O, va, traktorius radio, va. Tai va, čia antra eikis. Bet okei, važiuojame viskas. Netgi geresnė, kur aš Phonką pajungiu. Phonka. Šiaip mane labai Phonkas patinka, nežinau. Čia jau būčiau nebeįsimokėjęs niekada. Būčiau nebeįsimokėjęs niekada. Gaučiau dirbti visą gyvenimą, kol išsimokėčiau tam traktoriui. Kaip blogmasteris. Gal aš girdėjau, tipo blogmasteris, kad vieną kartą paskandino traktorių iki naują pirkti. Čia ne iš tikrųjų, čia per žaidimą, per tą Farming Simulator, tai va. Kažin, jūs man girdit gerai, ar ne? Nu tai, aš nesuprantu. Va, taip, va, viskas. Arba gal va taip, va, viskas. Nes aš girdžiu, šiaip aš jos prisigarsinęs ausinės, tai va, aš gerai labai girdžiu. Tai gerai, tada važiuojam, galim važiuoti. Čia greičiai užtruksim, o gal dėl tokių medžių, tai nemanau. Dėl tokių medžių nemanau. Propaganda. Gerai. O jau 10%, užkart 10%, aš dar net nepradėjau dirbti. Aš dar net dirbti nepradėjau. Ai, nemoku šito traktorius valdyti. Ok, šiaip aš norėčiau su vairo turėti, bet aš turiu vairą, bet jisai iš viso turi būti Windows 10 arba Windows 7, pas manis Windows 11. Tai čia nesąmonė, aš biškai apsiskaičiavau. Šiaip aš nusipirkau savo pinigų, nu čia paprastai nusipirkau. Ir netėt su mama padovanoja arba nusipirkau, bet apsiskaičiavau, galvau, kad gerai bus, bet ne. Tai dabar visų mygtukais. Ai. Bet gerai, nesvarbu. Bet traktorius labai gražiai važiuoja ir pjauna žuolį. Šiaip reikėtų daugiau žmonių, kad pažaisti Farming Simulator. Bus smagiai daugiau žmonių. Tipo, pažaisti Farming Simulator. Šiaip reikėtų kažkada sukurti arba savo serverį. Minecraft. Kaip manot, norėtumėt, kad aš sukurčiau savo Minecraft serverį? Ką? Parašykit komentaruose irgi tai. Ne tik apie tai, kad... Irgi dar parašykit. Dar, žinot ką, surinkit 5 laikus ir aš nufilmuosiu jau pirmą epizodą Farming Simulator. Bet iš naujo, nes aš jau šiaip esu nufilmavęs, bet dar reikia kelti. Tai va, aš dar nesu įkėlęs. Tai va, surinkit, nu gerai, 5 laikus, labai lengva surinkti jum. Jūs esate maladėcai, bet jūs esate tikrai maladėcai ir labai lengvai surenkat, tai surinkit kokius 8 laikus, 8 laikai ir išeis Farming Simulator. Ne, ir naujų videokai. Nes dabar parodysiu vieną dalyką. Žiūrėkite, nujuksas. Peržiūrėti kanalą. Dabar žiūrėkit. Žiūrim mano vaizdo įrašai. Ir va. Pažiūrėjo tą naują videoką. Ir 5 laikų. Nu, aš irgi padėjau, bet... Tai va. Tai va.
Galit pažiūrėti šitą videką šiaip. Jeigu norit, geras labai videkas. Čia su modo žaidžiau, ten tipo su šautuvais, ten kareiviais. Tipo, pažiūrėkit videką. Ir antra dalis išeisi, dar trečia ir ketvirta. Čia šiaip apie kareivį, man, tipo apie kareivį, kad aš tipo kareivį, aš nespoilerinsiu. Ten pasai kareivis ir išgyvenu ir aš laukiu, kol mane išgelbės iš tos vietos ten, kurios. Nu tai gerai, jau baigiau šitą. Pjauti žuolį, tai važiuojam atgal. Tikiuosi, kad jau muzika gera, nes man tai bomba. Ar jūs mane girdit? Nes praeitose videkuose, tai per Farming Simulator aš buvau pasijungęs irgi muziką, tai manęs nieks negirdės. Tai aš dėl to nenoriu padaryti tos klaidos, kaip ir praeitą kartą, aš biškį gal dar prisitylinsiu. Žinau, kad jums muzika netrukdytų, tai va. Tai va. Bet šiaip 8 laikų, gerai, 8 laikų surenkat. Iškart Farming Simulator darau įkeliu. Ir tada varysam ferminti, nebe kolūkį. Kolūkis, aišku, šiaip aš 2 tik tai serijas įkėlęs esu, bet vis tiek čia jau. Kažin, kur čia man darbuotojas, jis važiuoja, kaip jam ten sekas. Oi, va, jau čia jis jau čia pat. Geras. Tai geras, tai tikrai geras. Net nepastebėjau šiaip. Šiaip, kas turėtumėt Farming Simulator arba Minecraft, tiem galėčiau sukurti kokį serverį. Bet ne tokį jau prošmatunų ir mandrą, bet tokį. Aš dar reikia pasimokyti šiaip kurti serverius, nes, tipo, jeigu mano stilius, davai, va, aš padarau koloniją, tipo, kolonizaciją, pasimkit namelius, galit gyventi savo, tai šiaip, nemanau, kad tai yra įdomu, bet, tipo, aš manau, kad gal įdomu, bet jums aš nemanau, nes, tipo, nes šiaip aš manau, kad jūs labiau norėtumėt, kad būtų labiau išėjai, tipo, galėtumėt vaikščioti, pasaulį žiūrėti, tai jau. Šiaip aš vieną kartą bandžiau su Blockmasteriu, tipo, tą padaryti, tokį serverį, kad jums, tipo. Bet atėjo draugai ir jie ten viską sugadino. Pradėjo vandenį pilti, nes ten mes buvom padarę water drop. Jis šiaip su cheatais žaidė, tai va, mes baninom. Dar vienas accounts. Jie man dar užlaužė Minecraftą kažkaip. Tai va, kad aš net nebegalėjau nieko daryti, čia nesąmonė. Eik savo, tai čia nesąmonė, tai jie sugadino mūsų visus serverius, tai va. Tai dabar nebekuriu serverį. Šiaip paprastai turiu vieną serverį susikūręs. Ten Sovietų Sąjunga, Ukraina, Sovietų Sąjunga, Lietuva, paskui Amerika. Taip kažkaip. Vo. Šiaip tai aš norėčiau tam jau subscriberius surenkam, davai pam subscriberių. Nufilmuosiu transliaciją, surenkam pam subscriberius, padarau transliaciją. Šios šiaip pasiruošęs padaryti transliaciją. Galėsim pasikalbėti, galės paklausinėti manęs klausimų. Gal kažkas nežiūrės, aš manau, kad nedaug žmonių žiūrės. Bet o gal kas čia žino,
Bet pirmą dar reikia surinkti mum 50 subscriberių. Šiaip jūs, aš manau, tikrai surinksit, bet kas mane dabar žiūrite. Šiaip prieitam epizodį, prieitą videką pažiūrėjo 60. Kažkiek žmonių, nu tai norma šiaip, bet šiaip tai mano videokų norma. Bet jūs negalvokit taip, kad čia tiek mažai, bet taip paprastai, aš tik pradedu YouTubinti, aš tik tai kiek te turiu, tik 1 metus, tai da nieko, nu tai va, tai čia jau čia nesam. Hei, tai va. Tai tik 1 metus turiu, bet tipo, aš nieko naujo, nu tipo. Tai va. Šiaip aš gal galvoju nufilmuoti nuo senų žaidimų, vieną tokį seną žaidimą, gerą strateginį. Gal patiktų, nežinau. Kaip misijas darau, pažiūrėti. Šiaip čia mano tečių žaidimas, bet ir jis man parodė, man jisai pradėjo patikti iš šio laikų. Jis žaisdavo. Tai va, jis vadinasi Red Alert, jų yra daug, Red Alert 2, Red Alert 1, Red Alert 3, paskui Yuri's Revenge. Tai va, dar yra General kažkoks, Red Alert General, man rodos. Dar yra Revenge, ten man rodos Revenge yra iš pirmo vaizdo aš esu žaidęs. Nu tai va. Esu dar žaidęs Red Alert 3. Šiaip aš manau, kad jūs nežinot šitą gėjimą. Bet galit pasigūglinti. Bet jeigu norėtumėt kažkokį žaidimą, kurį aš pažaisčiau, galit čia parašyti komentarus. Kokį. Aš nesuprantu, jisai mano visus pinigus išdegins to jau aš. Ir visą dyzelį ir pinigus, nu aš negaliu. Negaliu žiūrėti tai, kad... O ne. Jis pastai mano visus dyzelius degino. Nu viskas, baigi dirbti. Dabar reikia pastai laukti ir viskas. Nu bet... Jisai važiuoja, bet tada važiavo bent davažiavo, tai o dabar važiuojam. Šiaip aš negalvau, kad radijas toks geras ant traktorių, nes galvau paprastai paleisiu, bet ant radijas geresnis, kiek mes čia užfilmuojam. Jau 30 minučių, aš galvoju, mes greičiau apsitvarkysim. Na va, būtent, tame ir yra esmė Farming Simulator, kad čia labai ilgai viskas vyksta veiksmas. Šiaip dabar reikia tik rulius padaryti. Šiaip pirmą dar sugrebliuoti. Žinot ką, aš šiaip nenoriu grebliuoti, aš noriu iš vieno karto tai prasigrebliuoti ir viskas, bet... Tam reikia grėblio. Šiaip galėtumėm kokį išsinuomoti. Pavatuokį. Davai. Kiek kainuotų? 4,9, nu gerą štuką. Užskaitom. Tai vis tiek išeis į plius. Tai va, kai čia jau koks skirtumas, vis tiek išeis į pliusą, tai bent į pliusą. Va, jeigu neišeiščiau į pliusą, tai čia būtų nelabai malonu. Tai va, bet šiaip dar už laiką, nu tai... Padėkit laiką ir pasubscribinkit, jei jums patinka tokie videkai, va. Ai. Tai va. Jau greit naktis bus per Farming Simulator, ne per tikrų gyvenimą. Pas man buvo dabar kokia pas manis diena, tada pas manis gyvenimą. Nu žinot, aš sakysiu F arba G. Tai F yra Farming Simulator,
O G yra gyvenimas, tikras. Tai va, G pas manęs yra tas diena dabar, o F yra dabar vakaras šiaip. Tai va, pala, o gal ir G. Šiaip G yra pas manęs dabar gyvenime laikas 16 lygiai, bet to nebebus. Tyčia. O ne. Kas čia per nesąmonė? Kas čia užstrigo? Kas čia? Tikiuosi gerai mane girdit. Tai va. Va, tokia va dirvikė. Tai yra pieva geriau. Oi, aš galvau, čia vienu prasivaryti galėsiu. Tai bet. Ką žinau, paveš pendas. Čiui, paveš 100%. Nes jeigu nepaveštų, tai aš nežinau, ką daryčiau. Išprotėčiau. Tikiuosi, ta grebarka nesukels jokių man problemų. Tai va. Šiaip labai greitai dabar apsidarbuosim. Labai gera grebarka. O ne, dabiškių kariai pabūt, kad čia va, taip va. Eik sau dar rolius padaryti, dar nuvežti jų, tai dar ne viskas, dar toli gražu. Šiaip gal dar netoli gražu, bet man patinka pasitvarkyti kartais padargus. Taip lengviau, nei sukinėtis. Bet neįdomu. Tai va, būtent. Bet man, jeigu jau nusibodo, va. Jau nusibodo. Galutinai. Sakant, šiaip su maža grebarka aš čia dar ilgai užtrukčiau. O su didelė, va, greit apėjau. 2 kartus, nu gerai, 3 galim skaityti, kad apėjau, nes. O, netyčia. Eik, nemoku. Bet čia greitai, čia jie susilanksto, viską čia padaro labai greitai. Nu, šiaip čia galim paimti šitą va galiuką. Nes aš bijau, kad neužteks žolės, šiaip tipo, jeigu... Šiaip gali būti viskas. Bet dėl biški. Kai žinai, kiek ten kontraktuose, 20 procentų. Tai jau nuveš už vieną rulį iš karto daug duos. Eik savo vėl netyčia. Bet gerai, viskas, užteks. Nu, užteks viskas. Dabar reikia duoti. Samdytą daiktą atiduoti. Viskas. Dabar važiuojam vėl pasimti. Dabar važiuojam rulių pasimti. Kur dar? Jau, jau šį vakaras čia per farmingą. Jau 17, geobuks greit 18 čia per tą laikrodį. Šiaip aš esu pagreitinęs 5 kartus. Ne per tikrą gyvenimą. Šiaip būtų įdomi. Nu, tipo, būtų gal neįdomi žaisti arba įdomi. Reikėtų gal pabandyti, bet aš labai nenoriu. Aš nebandysiu, čiui.
tipo, kad tipo, jau, iš manęs atėmė, aš jau nebeišeisiu plius. Gerai, šiaip išeisiu, bet neįdidelį. Savo, iš manęs vien tik jama pinigus. Ir dar taip, aš net turbūt, kad neišeisiu plius, nes gausiu kokius 3000. Tačiau nes. Šiaip išeisiu, bet nevertas laiko. Čia vežinėtis pirmyn atgal. Įvidu daugiau babkių pinigų, tai aš dar suprasčiau. Šiaip atsiprašau, šiaip aš atsimenu vieną kartą, kai tipo tai gerai, čia paprastai apsidirbam tos reikalus, nuvežam ir viskas. Šiaip aš vieną kartą atsimenu, kai tipo dirbau ten, tipo šieną ten pjoviau per Farming Simulator ir staiga aš turėjau rinkti rulius, tai ir turėjau rinkti, bet tada kažkodėl nesuveikė, kad tas čiuptuvas, nes ten buvo tokia kažkokia padargas, tipo toksai parodyk šitą jau ruliam paimti, jau. Nežinau kaip va, bei loader va, tai yra ne šitokį man davė, o va tuokį, va. Tada aš niekaip nesugebėjau jį pajungti ir jis neveikia. Tai tada aš gavau atsivežti savo traktorių ir savo priekabą. O ten jų buvo daug ir ten jį dideli buvo, tai aš ilgai juos vežiau. Tai va. Šiaip čia dar galim ir posūkį paimti per Farming Simulator, bet aš niekada nerodau posūkį. Patikė. Jeigu tikram gyvenime nerodytumai posūkį ant traktoriaus arba mašinos, nesvarbu, viską reikia rodyti posūkis, bet aš visai nerodau per Farming Simulator, nes nesąmonė, tai ir visai nerodau, nes taip. Šiaip per tikrai gyvenime reikia rodyti, bet aš net nevairuoju da mašinos, tai kaip aš galiu rodyti arba nerodyti, jei aš da mašinos nevairuoju, bet per Farming Simulator niekada, nes nieks nenubaus per Farming Simulator, bet per tikrą gyvenimą bus bauda šiaip. Tai nerekomenduoju niekam nerodyti posūkį. Ypač dar gali šiaip avarijos atsitikti kažkokios. Nesakykit, kad čia tik tai 3 ruliai. Be reikalo dirbu. Šiaip supykčiau, jeigu tas, kur turėtų šitą dirbą, tik tai 3 rulius į tą gautų ir parduotų. Ir iš vis nieko negautų iš pinigų. Tai va. Ai, žiovau ir beje, nesvarbu. Dabar mes tik važiuojame. Eik, o nesakykit, kad 2 ruliai arba 3. Nežinau dar. Eik, tai čia tokia nesąmonė. Mažai rulių šiaip. Tai gerai tada, nesąmonė. Čia tik atepa 3 ruliai. Bet šieną reikės panaudoti. Tikiuosi, kad man neišmes. Man labai reikia, kad išmes. Tada aš nepadarysiu kontrakto. O ne, man dar reikia parinkti 4 procentus. Tai čia dabiškiuk. Šiaip man labai nepatinka tada, kada jau 97, bet aš nebeturiu šieno, kurį suvyniau viską, rodosi išnarpliojau, bet nebėra viskas šieno, tai jau čia viskas. Įgavau dabiškį. Dačyriu. Gerai viskas. 100% kad užteks. Tai 3 ruliai. Labai daug šiaip. Viskas. Šiaip paskutinis rulis. Daugiau neapsimoka rinkti. Tai dabar ką reikia padaryti?
Man tie traktoriai daugiau nebebus reikalingi šitie, o sėdam į... Žinot, kaip padarom, į vandenį, davai paskandinam. Davai. Davai į vandenį paskandinam. Davai paskandinam į vandenį. Tikiuosi, man užskaitys kontraktą. Nors aš ir traktorius nedaviau. Ate. Aš negaliu patikėti, kad aš tai padariau. Aš negaliu patikėti, kad aš rimtai traktorių paskandinau. Bet čia netyčia, bet specialiai. Jo. Tikiuosi, ne išims iš manęs babkių. Pinigų paskui rodos skolingas 20 000. O ne. Va, jau viskas išsisijana, nesisijana. Ir iš traktoriaus irgi va šito va galim pasiklausyti radijo. Radijo stotis M1 plus. Radijo stotis M1 plus. Translate. Tikiuosi, jums patinka mano kontentas. Gerai, šiaip žinau, kaip padarom. Va, tai bus greičiau sudėliuoti suolius. O tai... O man čia. Ne mano rulį, man tai nesvarbu. Šiaip tiesą aš sakau, nes kai ne mano ruliai, tai nesvarbu dėl tų rulių. Tai svarbu, kad davežti bent. Svarbu dėl tų rulių. Tai nesvarbu ir viskas, gal netgi va taip pasukrauti kažkaip. Ir dar vieną reikia ieškoti. Va radau, va viskas, visus radau rulius. Tai jeigu aš nepadarysiu kontraktą, aš išprotysiu. Nes aš taip nenoriu šiaip. Šiaip apsimoka kontraktą daryti, nei šienu užsiimti, o jisai išeina į labai didelį minus. Jis man netgi techniką davė, kurią aš labai puikiai paskandinau. Tai jisai dar didesnį minusą išėjo. Jeigu jisai man dar sumokės, tai čia jisai dar išėjo, jisai jau viskas į minusą dėl tų rulių, jam čia jau nebesvarbu. Jisai jau niekada nebeatsipirks dėl tų rulių. Na tai ką? Aš su savo traktoriu galiu davežti, arba savo paskui, arba savo atiduoti. Bet smagumas tame, kad aš paskandinau traktorių ir tai dar ne mano traktorius. Tai va. Žinot, kaip galim padaryti. Čia tik 3 ruliai. Eik savo, kažin čia užaugo, reikės nuojočiai pažiūrėti, bet dabar... Davai, išvažiuok, kažin jis gali išvažiuoti, nemanau. Destinations, vacation. Šiaip, aš pats pačia dabar. Va, viskas, go. Ok, tai aš... Šiš. Aš radiją išjungiu, nes taip reikia man. Šiš. Gerai, dabar šiaip, ką aš noriu padaryti, tai važiuoti patikrinti laukus. Laukus noriu važiuoti patikrinti. Čia neilgai užtruks šiaip. Greitai, nuvažiuoju ir grįžtu. Nes aš netau ką veikti. Traktorių nenoriu parvežti, nenoriu jau bevairuoti, bet mašiną aš galiu vairuoti. Mašiną, aišku, kad... Ok.
Ramba bam 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 bam. Ramba bam 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 bam. Chop the chicken, rock my hair. Chop the chicken, rock my hair. Užsieta viskas, bet aš nieko nematau. Aš galvau, kad išlipo viskas. Va, neseniai šitą dirbą. Šiaip reikėtų fertilizerį užpilti, bet... Šiaip fertilizerį tikrai verta pilti, bet kur jisai dabar yra tada? Tikrai ne šis. Tada fertilizeris pigiausia, va tuokį reikia nusipirkti patrešti. O gal ne šiaip, bet kaip va maišiukų tada. Šito galim tuo ar tuo, bet aš tuo kliuotų toksai maišiukas. Va tuokį, jamam va vis, va patrešim. Tai va minimum, nedaugiausiai, ne per daug. Šiaip gal daugiausiai, nes man labai didelį dirba. Bet aš pinigų nedaug turiu, tai va tą reikia suprasti. Tai va šitą va jamam didžiausia ir viskas. Nes man šiaip nelabai svarbu, bet paprastai man. O, žinai, weekend winkle pencils. Nu gerai. Ir, kaip sakant, tai man reiktų fertilizerį, o akmenukai yra tie. Tai tipo reikia akmenukam tų. Ai, bet tai šitiem tai reiškia reikia tik tai tų. Ai, tai man tų reikia viskas užsipirkti. Aš vieną tik nupirksiu patestavimui, kaip sakant. Bet dabar aišku neužpilsiu, o paskui, mano jau darbuotojas greit parvažiuoja, aš irgi važiuoju namo. Į fermas ir tada padarysiu kontraktą ir įteiksiu tos rulius, parduosiu. Ir viskas, ir pagaliau būsiu padaręs kontraktą per šį visą vidosą. O šitas vidosas labai ilgas, šiaip jisai vos ne valandą netruko. Vos tikrai ne valandą, kem minučių, nu bet šiaip valandą aš tikrai neketinu filmuoti videko, tik tai apie kem minučių. Tai va. Capčigo rong. Biški pasiklydau. Tai aš nesuprantu tada, kur aš esu. Kokioj čia skylėje. Nes aš nieko nematau. Ai, va, radau. Tai važiuojam vėl paparkuoti mašiną. Kitą kartą irgi turbūt, kad pažiūrėsim laukus visus. Tai va. Bet aš nieko šiaip nematau, nes... Eik tu savo, šiaip aš nelabai ką matau, bet... O, ne.
Nieko aš čia nematau, tamsu labai. Bet kažkaip įvažiuosiu. Opa! Zipsuojam. Viskas. Va štai, bent aš turiu prožiką. Tai čia gerai, uždarom durytes. Lizard mašiną. Tai mes šiandien labai daug padirbom šiaip. Reikia uždaryti vartus, kad nieks neįeitų į mūsų namus. O antra, dar reikia paimti traktorių. Va, aš ten jį paleidau, tai mums tik tai aplinkui. Va ten aš jau jį matau. Tikiuosi, kad jis nevežinėja. Vežinėja, nu geras. Jie jau mano visus pinigus ištaškė. Jiem tai nesvarbu, kaip sakau, ne jų technika, jiem neįdomu. Jiem paprastai neįdomu, nes tai ne jų technika, va, ką mes Bet aš ir nieko nematau, visgi irgi nieko nematau. O tai ką jūs matytumėt šitoj tamsoj? Na va, būtent, aš irgi nieko nematau. Užsimiegot dar negaliu, nes šiaip, per žaidimą. Jau, tai kai išsimiegos, jau prasidės, koks ten mėnesis. Tai va. Čia va įdėti reikia. Nu, pagaliau. O ne. Ai va. O taip. Nu, tai čia nesąmonė tada gaunasi. Šiaip iš priekabos irgi pusės turi šviesti. Ai, tai aš galėjau taip aš tai paparkuoti ir viskas paparkuoti. Gerai, va, štai. L. Opa! Pabaigiau! Valio. Štai mūsų uždirbti šiandieną pinigai. Tai va. Jūs klausite, ar apsimokėjo? Ne. Nei biškį neapsimokėjo, nes strigau. Va, kur čia zylas? Čia yra. Čia šitame. Čia turbūt, kad eik savo buvau. Va. Šitą žinau traktorių. Tai pro čia ir išlipsiu tada. Reikia visiškai išjungti akumuliatorių, iškrausiu. Va, viskas, varom iš čia kuo greičiau. Nu, pagaliau galim ryt išsimiegoti. Nu, bet vis tiek su jumis šiandieną. Aš Nojuksas. Ačiū, kad žiūrėjote šį videą, tikiuosi, kad jums patiko. Nepamirškite dėti laiką ir prenumeruoti. Ir viso gero. Atsiprašau. Biškį nesustabdžiau.